Labas visoms! Šiandien visas norėčiau pakviesti kartu su manimi iš arčiau susipažinti su korėjietiška kosmetika. Visai neseniai, gal prieš kelis mėnesius, atradau internetinę parduotuvę beautynetkorea.com ir iš jos užsisakiau netgi 6 dalykelius, kuriuos jau pakankamai gerai ištestavau, kad susidaryčiau savo nuomonę. O kadangi sulaukiau šitiek daug klausimų ir tikrai straipsniai apie juos yra populiarūs, pagalvojau, kad reikėtų plačiau visoms papasakoti, nes manau tikrai labai daug kas yra iš mūsų girdėjusios, kad korėjietiška kosmetika yra tikrai kažkas tokio. Šitas makiažas jau yra padarytas būtent su šiomis priemonėmis ir apie jas tikrai išreiškiau savo nuomonę, tad jeigu įdomu, tikrai žiūrėk toliau, nes papasakosiu ir apie makiažo bazę, ir apie makiažo pagrindą, apie maskuoklį, apie akių pieštuką, akių tušą ir apie lūpų tintą. Dar prieš pradedant žiūrėti, būtinai noriu informuoti, jog aš nesu visažistė, tikrai nesu kažkokia makiažo specialistė, tad mano atliekamos technikos yra mano atliekamos technikos, kam patinka, kam ne, tai prašau, labai piktos nebūkit. Ir čia taipogi nėra makiažo pavyzdys, kad ten jau va šitaip eikime į miestą, tai yra tik tais parodžiau, kaip priemonės veikia, kaip jos atrodo. Ir paskutinis faktorius, tai yra tik mano nuomonė, tad jeigu jos yra skirtingos, kažkam labai galbūt tie dalykai patiko, kurie man nepatiko, taip yra man nepatikusių dalykų, tai jūs nepykit, nes sakau, kiekvienas mes esame individualus žmogeliukas, kuris turi ką pasakyti ir turi ką parodyti. Tai viskas, gero žiūrėjimo, tikiuosi bus įdomu ir būtinai papildykite komentarus, nes video gale uždaviau jums klausimą. Viskas, iki gero žiūrėjimo. Dar neįkiu. Taip, tai pirmiausia, man reikėtų pašalinti savo veido kremą nuo veido, tai tam pasinaudosiu savo turimą micelinį vandenį. Kol veidas džiūna, papasakosiu apie pirmąjį produktą, tai yra Tony Moly Baby Doll Makeup Base ir spalva yra Clear Mint 01. Kai ją pamačiau, aš žiauriai jos užsinorėjau, nes galvoju, šita tokia šviesiai žalia spalva tikrai turėtų puikiai susidoroti su mano veido raudoniu. Ir iš tikrųjų negaliu pasakyti, jog labai pasiteisino, bet jūs pačios pamatysit ir galbūt šiandien viskas bus geriau nei įprastai. Tai visą veidą tiesiog padengsiu ir žiūrėsim, kas gausis. Labai gerai, kad šiandien mano veidas toks tikrai atrodo problematiškas, nes atlikau veido valymą namuose. Tai faktas, kad tokių mažų raudonų spuogelių yra, bet tada mes ir pamatysim, kaip viskas maskuoja ir kaip viskas atrodo. Reikia dar truputėlį uždėsim, nes labai tokia, pasakyčiau, neskalsi priemonė ir sunkokais besiskirstanti. Tai reikia kažkaip truputėlį paimti daugiau. Visas veidas tai kaip mumijos baltas atrodo. Su raudoniu padėjo man susidoroti, nes mano veidas dabar atrodo įtartinai baltas ir tikrai niekam nėra įdomus mano kažkokie spuogai ar dar kažkas tais, o mano mumijos veidas. Šiaip man atrodo viskas, nelauksim tikrai, kol susigerts ar kažką tais. Keliaukime prie man įtant patikusio BB kremo, tai yra Holika Clearing Petite BB kremas. Ir aš jums atskleisiu paslaptį, kai mano veidas būna būtent po tokių dienų, kai aš valaus veidą ir taip toliau, su tam tikrais paraudimais, tai prieš filmuodama visada griebiuosi būtent šio BB kremo, nes jisai tikrai įspūdingai maskuoja ir žiauriai gražiai atrodo. Jeigu jūs manęs klausimėte, kaip jis draugauja su riebia oda, tai sakyčiau, kad ne per ypatingiausiai išlaiko apie 5-6 valandas, aišku, reikia užtvirtinti biria pudrą ir po kurio laiko, būtent po tų 5-6 valandų reikėtų vėl viską iš naujo atlikti, kad vėl viskas būtų gerai. Bet man tikrai patiko ir tikrai labai gražiai atrodo. Parodysiu viską ir jums. Taip, paimsiu ne per daugiausiai priemonės, nes šiaip ji visai skalsi. Ir kaip jūs matot, aš pakankamai esu įdegusi, tai šitas kremas netgi dar truputėlį šviesokas. Nors galiu pastebėti, jog kai šį kremą norėtumėt, pavyzdžiui, nusipirkti, tai spalvų pasirinkimo jokio nėra, nei ten ar šviesaus, ar vidutinio, ar dar kažko, yra vienintelė šita spalva. Ir
Pavyzdžiui, kai aš esu visiškai tokia paprastai neįdegusi ar ten be savaitinio įdegio, tai tada jis man yra netgi per tamsus. Bet šiandien tai jis man akivaizdžiai yra per šviesus. Bet iš karto galite matyti, kaip jis nerealiai maskuoja, tai čia yra šakės, iš tikrųjų žiauriai gražiai atrodo. Dar truputėlį kaktį paimsiu, o netgi per daug sakyčiau. Ir galėsim stebėti, kaip mano raudoni spuogeliai tiesiog dingsta. Vien dėl šio maskavimo man šis BB kremas jau yra neatsiejamas, nes tikrai ar kažkokiam gražesnėm nuotraukom, kai ruošiuos ar kažką tais ir noriu, kad viskas atrodytų nepriekaištingai, tai šitas yra tikrai visada tas, kurį aš paimsiu, kad rezultatas gautas pats geriausias. Ir truputėlį palyginsiu mano kaklo, kad nesigautų taip tragiškai. O šio BB kremu man net nesinori naudoti jokio maskuoklio, nes ir taip viskas labai gerai užmaskuota. Aišku, šitą raudoną spuogelį dar reikės bandyti paslėpti, tai tam turiu maskuoklį iš Tony Moly, taip pat CoverPot Concealer ir spalva pas mane yra 02. Aišku, aš jo pasidarbuosiu ir paakiuose ir ten ant savo to baisaus raudono spuogo. Jis yra toksai kreminis, galėčiau pasakyti, ir visai skalsus. Spalvų pasirinkimas buvo, man atrodo, tik dvi. Viena dar šviesesnė už šitą ir šitą, kurią aš turiu. Tai jie, aš manyčiau, yra kaip tik, nes ta jau būtų tiesiog per balta. Kažkoksai juodas iš akių lenda. Bet šiaip labai gražiai skirstosi, bet jeigu aš prieš tai būčiau nenaudojus to Holika BB kremo, tai nemanau, kad jisai taip gerai pasidarbuotų maskuojant. Nors dabar ant spuogelio sluoksniuojant gaunasi visai gerai. Bet tikrai nėra tas maskuoklis, kurį rinkčiausi kasdienai naudoti, tiesiog, nežinau, man kažkuo jisai nepatiko, kai bandžiau kelis kartus, dabar tikrai nepasakysiu kuo, gal video pabaigoje kažkiek tais bus aiškiau ir galbūt net nuomonę pasikeis, bus matyti. Svarbiausia, reikia nepamiršti, jog maskuoklį reikia įtapšnot, o ne įtrinti, tada kur kas geresnis rezultatas gaunasi ir ko ne viską įmanoma yra tada paslėpti. Net ir mano odos veido valymo mano padarinius. Tiesa, merginos, nepamirškit, jog kai video filmuoju, visada reikia tiesiog daugiau aplikuoti makiažo priemonių, kad kamera geriau pamatytų ir atskirtų visas spalvas. Nemanykit, kad kasdien aš tiek duosiu makiažų, nes taip tikrai nėra. Gerai, išsiaiškinom, tai tiesiog užfiksuosiu savo visą nuveiktą darbelį su savo turima biria pudra, kuri yra truputėlį tamsesnė, kad taip nesiskirtų veido ir kaklo spalva ir grįšim prie mano sekančių priemonių. Pastabėsias jau gali matyti, kad savo veidą susitvarkiau, tai yra ne tik užtvirtinau visą makiažo pagrindą ir maskuoklį su biria pudra, sausa pudra, bet to pačiu ir pasidariau veido kontūravimą, užsidėjau truputėlį skaistalų ir susitvarkiau antakius. Šių priemonių nerodžiu, nes jos tiesiog nėra susijusios su šiuo video ir tikrai nėra korėjietiškos, kad apie jas plačiau papasakočiau, bet jeigu įdomu, ką su kuo dariau, tai komentaruose paklauskit, tikrai atsakysiu. Dabar galime keliauti prie mano sekančio produktėlio, kuris man nelabai patiko ir tai yra Style Under Eye Maker ir užsisakiau jį dėl to, kad žadėjau, kad bus Rose Gold spalva. Nelabai pasakyčiau, kad tai yra tokia Rose Gold spalva, tai yra tokia, nežinau, baltai, rožinė, kažkas tokio. Iš kitos pusės čia yra tokia šiaip jau kempinėlė, kur tu merki tokius šešėlius ir tada iš kitos pusės yra rudas akių pieštukas, su kuriuo ten apsivedi kontūrą ar ką ten nori su jo pasidarai. Tai aš ir pabandysiu akis apsivesti su kontūru, kad tiesiog suteikčiau tokį, nežinau, gražesnį ir gražesnės akis, padaryčiau jų formą ir tuo pačiu patankyčiau truputėlį blakstienas. Nepasakyčiau, kad labai jau super pigmentuotas dalykėlis, nes, pavyzdžiui, aš dabar piešiu ir aš nebejoju, kad nei kamera, nei jūs, nei aš nelabai matom, ką mes piešiam, bet bandysiu dar kažką tais padaryti.
nors visiškai nesimato. Nežinau, aš tai nematau jūs. Nu, kažkas ta prasme, realiai tai nieko nesimato. Visiškai nieko. Bet kitą akį irgi padarysiu, kad nedaug dievą kur nors kitame apšvietime kas nors pasimatys. Tai, kad viskas būtų lygu ir būtų gerai. Galiu piešti kaip noriu, vis tiek nesimato jokių klaidų. Super. Šitas pieštukas, toksai kempinėlės skirtas yra apatiniai blakstienų linijai, tačiau mes bandysim pasižiūrėti, gal kas nors, duok dieve, išeis ir ant mūsų vokų padengti. Tai tiesiog pabraukysiu, kažkoks blizgutis lengvas dedasi, bet kad kažkas ten labai spūdingo būtų, tai ne. O kad dar to labiau lygiai ir pigmentuotai, tai tikrai ne. Toks super dieniškas dalykėlis, kuris tikrai nėra tas pasirinkimas, kurį aš tikrai imčiau kiekvienai dienai, nes yra kur kas lengviau savo šešėlius dengti, nei su šitu pieštuku žaisti ir galvoti, gal netyčia kas nors mum išlys. Pakankamas kiekis, kad mum pigmentuotai pasidengtų. Gal dar visai nieko atrodo, bet kad labai nelygiai atrodo, tai faktas. Gerai, bandysim kitą akį pasižiūrėti, kas gero. Nu ir pabandysim palei blakstienų apatinę liniją prabrėžti kažką tais. Bet realiai tai va, šitas produktas tai yra, kad daryk ką nori, daryk kaip nori ir vis tiek nesimatys, kad tu suklydė, padaryk kažką ne taip. Viskas pasidengs taip tiesiog paprastai, nereikalaujant jokių pastangų. Nors realiai nereikia būti tokioms išpuikusioms. Atsisinčiu, sumokėjau pinigus, tai tikrai galėsiu sunaudoti vasarą, kai yra kažkur nori skubant greitai susiruošti, suteikti kažkokio blizgesio, spindesio akims, tai manau visai pusę velnio, ar ne? Ir tada keliaukime prie man jau patikusio dalykėlio, tai yra iš It Skin Babyface Petite Mascara. Tai yra blakstienų tušas, tokioj tubeliai, minkštoji, lyg kokio lūpų blizgesio tubeliai. Ir labai patiko aplikatorius, toksai riestas ir su juo labai sėkmingai galima užriesti blakstienas ir jas tikrai akivaizdžiai pailginti. Pirmais man nepatiko, nes netitiko mano reikalavimų, tai yra dramatiško perkrauto akių makiažo tokio, bet po to supratau, kad dieninio makiažo ir tiesiog prie super ryškių lūpų, prie tokio klasikinio makiažo, tai tikrai atrodo labai gražiai, nes tikrai labai gražiai pailgina ir kartais reikia parodyti save kitame amplua, tai yra tiesiog padaryti lengvą akių makiažą su šitu tušu. Labai gaila, kad jisai nėra vandeniui atsparus, nes bet kuriuo atveju man jį reikia tvirtinti su vandeniu atspariu, kadangi mano jautrioms akims tai būtų lengva tragedija su juo išeiti gatvę, nes tiesiog po minutės 2 tamčiau pandą, tai nelabai. Na, aš manau, kad matosi labai akivaizdžiai skirtumas ir tikrai labai gražiai išryškina blakstienas. Dabar mane brangios kosmetikos mylėtojas tikrai nubaus už tai, bet šis tušas man kažkiek netgi primena Dior Show tušą, nes tikrai šitas labai įspūdingai ilgina blakstienas ir suteikia tokį wow efektą. Vieną kartą tik tais aplikavau vienintelį sluoksnį, tiesiog labai daug šukavau ir viskas. Tai yra tikrai labai kažkas tokio, o to labiau kaina tikrai nėra didelė, tad visai, sakyčiau, tikrai neblogas pasirinkimas. Manau, kad su akimis jau pabaigėm ir šis blakstienų tušas tikrai pelno vien geriausius žodžius, nes man mano blakstienos tikrai patinka. Aišku, dar reikėtų palaukti, kada jos nudžius ir tada vėl panaudos tą pačią techniką, apie kurią žinoma labai dažnai pasakau, bet kai jau prie blakstienų prieisim, papasakosiu dar kartelį.
Ir keliaukime prie kito dalykėlio, kuris man taipogi toksai 50/50, žiūrint, ko mes norime. Tai yra Etude House Dear Darling Water Tint. Ir tai yra toksai lūpų tintas. Nežinau, ar jūs matysit, bet aš labai pasitengsiu. Jis yra super skystas, toksai vandenėlis, ta prasme, visiškai. Ir labai yra keista su juo aplikuoti viską ant savo lūpų. Tai pabandysim, nes man yra baisiausia aptaškyti savo drabužius. Ir dabar aš biškai nubrauksiu viską. Ir bandysim, žiūrėsim, kas čia gausis. Pirmiausia, jos skonis yra žiauriai neskanus, toks alkoholingas visas, tai galima ir pasigerti netyčia patekusiu į burną. Pabandysim dar truputėlį aplikuoti, nes spalva iš pačio pirmo potepio tai yra tokia nei šis, nei tas, kaip burokėlių sultimis, burokėlį tiksliau pasidažius. Ir labai toks šlapias efektas, vandeningas produktas iš tikrųjų, tai ko norėti. Ir kaip matot, jis labai sėkmingai subėga į lūpų raukšleles. Nelabai. Aplikavus antrą sluoksnį jau truputėlį geriau. Ir prie mano išbaigtinio makiažo, man atrodo, man dar reikėtų bent jau lengvą akių pravedimą pasidaryti. Tai tą aš pasidarysiu su savomis priemonėmis ir niekur nerodysiu. Ir jau sugrįšim prie pačių rezultatų juos aptarti. Taip, tai kaip jūs matot, pasidariau sėkmingai akių pravedimą, tada dar uždėjau truputėlį blakstienų tušo ir dar kartelį patepiau šiuo lūpų tintu savo lūpas, kad išgautų dar intensyvesnę spalvą. Ir vis žiūriu į veidrodį. Ir kadangi šis produktas yra žiauriai skystas, jis truputėlį subėga į burną ir sėkmingai nudažo mano tarpudančius. Bet manau, aptarkime kiekvieną produktą nuo pradžių ir padarykime šiokias tokias išvadas. Nepamirškit, kad tai bus tik tais mano nuomonė, aš nieko negaliu pasakyti, gal kitiems bus tai labai geri dalykai arba labai blogi. Pradėkime nuo šio makiažo pagrindo, kadangi tai yra produktai, kuriuos aš tikrai ne pirmą kartą dengiu ant savo veido. Negaliu pasakyti, jog jis labai tiktų sausai veido odai, kadangi buvo mano veido oda išsausėjusi ir galvau, kad sulygins viską ir bus žymiai lengviau padengti makiažo pagrindą, tai taip tikrai nebuvo, visi sausumai kaip matėsi, taip matėsi. Kad su raudoniu kovotų, tai nežinau. Jūs pačios matėte, koks rezultatas gaunasi, labai šviesus veidas, tai tikrai reikia gerokai pasidarbuoti, bet manau, kad išlygino visą veidą, kadangi aš žiūriu į veidrodį ir aš negaliu atsižiūrėti, kokia mano atrodo lygi veido oda. Tai manau, ir šis produktas labai daug prisidėjo ir tikrai yra visų šių šiandien išbandytų produktų tikrai didžiausias favoritas ir nei vieno blogo žodžio aš apie jį negaliu pasakyti. Tai galbūt jie duete ir gerai darbuojasi. Ir kaip ir minėjau, anksčiau esu bandžiusi, tai kad pratęstų makiažo išsilaikymo laiką, ta prasme, kad ilgiau tiesiog jisai išliktų, tai ne. Jokio skirtumo ar su, ar be, tai čia tiesiog jūsų pasirinkimas, ar jums reikėtų šio produkto, ar nereikėtų, aš nežinau. Bet antrą kartą aš jo nepirkčiau. Tiesiog ieškočiau, kas labiau tiktų mano veido odai ir jeigu jau pasakyta, kad kovotų su mano į rausvumo, raudonumo linkusią odą, tai tada jis taip ir turėtų daryti, bet jis to nelabai daro. Jeigu vertinčiau, tai galėčiau pasakyti, kokie, maksimum 6 iš 10. Šitas dalykėlis yra už tai 10 iš 10, belieka iki pačio to tobulumo, kad jis išliktų dar kur kas ilgiau ant mano riebios veido odos, bet šiaip tai jūs pačios matėt, kaip jis nerealiai maskuoja, tai aš nežinau, ar turėjau tokią priemonę, kuri pirmiausia nedžiūtų, nes yra tiesiog makiažo pagrindai, kurie labai gerai maskuoja, bet iš karto džiūstų ir net tiesiog matosi visas tas išdžiūvimas toksai lengvas. Bet šis maskuoja nerealiai, jis nesubėga į poras ir atrodo veido oda, sakau, pasakiškai lygi ir žiauriai gražiai. Ir nežinau, aš tikrai visada norėčiau turėti, kad jisai niekada nesibaigtų ir antrą kartą tikrai nusipirksiu, net nebejodama. Trečioji priemonė tai buvo irgi maskuoklis.
Galbūt, gal ir nieko yra. Jeigu pasirinkčiau dar galbūt šviesesnę spalvą, nes ši yra labai linkusi į geltonumą ir ją reikia gerai užmaskuoti. Tuo labiau, jeigu mes esame jau ten labai baltonės, jeigu čia vasara taip neįdegusios, taip toliau, tai jis mums tiesiog bus per geltonas ir nelabai tinkamas, bet maskuoja. Tikrai labai neblogai maskuoja. Aišku, tas mano raudonos spuogas vis tiek prasimuš ir vis tiek matosi. Truputėlį subėga į raukšleles, bet tai tikrai galima ištaisyti ir galima lengvai susidoroti. Patiko, manau, gal ir pirkčiau antrą kartą, nors tikrai nebuvo tas stebuklas, kad ten tikrai vertėtų visom dabar jį pirkti. Gal kokie 7 iš 10, link 8, kažkas tokio. Trečioji priemonė, kurią naudojame ir visos, manau, nusprendėme, kad ji yra visiškai nieko verta ir verta gal, 3 iš 10, bet čia jau taip jau dosniai. Vien dėl to, kad blizgesys gal ir gražiai atrodo, bet pačios irgi stebėjot visą tą mano dažymąsi, kad tikrai reikėjo labai nemažai aplikuoti, kad viskas bent jau kažkiek matytųsi. Ir apie rudą pieštuką tai net nėra ką kalbėti, nes jeigu jis net nepiešia, kiek aš jį bepaišiau, tai yra nematomas dalykėlis. Tai sakau, tom skubančiom, kurios nori greitai kažkiek išvėsinti savo akis, tai gal būtų ir visai nieko, bet šiaip antrą kartą jokių būdų net nežiūrėčiau. Blakstienų tušas man labai patiko ir tikrai labai gražiai atrodo, galbūt jums nepatinka tas rezultatas, tas tokios lėlės blakstienos, bet man patinka, kai jos yra ryškios ir akivaizdžiai matomos. Labai patogus aplikatorius, tikrai galima gražiai uždėsti blakstienas, jas pailginti ir jeigu dėl tankinimo, tai tikrai ne. Tikrai matosi, kad ne, tiesiog į ilgį ir toks tikrai. Man patiko ir ypač ta tutelė tokia minkštutė. Ir kaip aš jums ir sakiau, kad parodysiu tą patarimą, bet tos, kurios jau yra ilgai su manimi ir jau žiūrėjote mane nuo pat pradžių, tai tikrai žinote, tai tiesiog reikia pasimti šitos 2 pirštus, pridengti prie savo blakstienų, šiek tiek jas užlenkti ir palaikyti kelias akimirkas, išsklaidyti ir atrodės dar ilgesnės ir dar truputėlį riestesnės. Paskutinė priemonė, tai tintas, ne. Mano visi tarpudažiai rožiniai ir žinot, kaip būna, kai pasidažai kokiu nors ryškesniu lūpdažiu ir tiesiog po kurio laiko nusivalgo ir lieka ant lūpų kažkas, tai čia realiai lygiai tas pats. Labai nepatogi priemonė, jis suteka į burną, neskani, nors kvepia vietėmis, bet tikrai nėra verta dėmesio, nežinau, nebent tau 13 ar 14, gal tada tikrai visai smagus dalykėlis, bet nors tikrai kažko kokybiško. Ir biški lipni priemonė. Tai ne, tikrai ne, visiškai nusivyliau. Ir vertinant, tai duočiau kokius, nežinau, 3. Svarbiausia, žinau, kad kai buvau pastebus prieš tai, kad išlieka 3-4 valandas, tai drąsiai lūpos tokios avietinės, gražiai atrodančios, bet šiaip nieko vertas produktas visiškai. Tai tikiuosi, jums patiko šitokia lengva Beauty.net Korea apžvalga. Galbūt atradot kažką naują, galbūt ne, galbūt atsirinkote, kad to jau tikrai nepirksit, kaip ir aš. Jeigu jūs esate kada nors bandžiusios užsisakyti iš ten ir atradot kažką žiauriai nerealaus, būtinai papasakokit ir man, nes man korejietiška kosmetika yra be galo įdomi ir tikrai labai norėčiau išbandyti daugiau produktų. Tik jau norėčiau žinoti, ką reikėtų atsirinkti, ne tiesiog šauti ar besti pirštu ir nuspręsti, kad to reikia štai išbandyti. Tai ką, ačiū visoms už dėmesį, visoms gero penktadienio, gerai pasiilsėkit ir iki pasimatymo.